Pirmieji pieniniai dantukai kūdikėliams išdygsta būnant 6 mėnesių amžiaus. Visi pieniniai dantukai išdygsta apie 24-30 mėnesių, tai yra 2-2,5 metų amžiaus vaikams. Atrodo, kad pieniniai dantys jie yra laikini burnoje. Ir galbūt kitą kartą ir kyla tokios abejonės ar klausimai, ar verta juos prižiūrėti, nes jie yra tik tai laikinai. Tačiau atsakymas vienareikšmiškas. Pieniniais dantimis mes turime rūpintis taip pat kruopščiai, kad vaikai galėtų sulaukti sveikų pastoviųjų dantų. Pieniniai dantys pradeda keistis pastoviaisiais apie 6 gyvenimo metus vaikams. Paprastai kartu pradeda jau klibėti apatiniai centriniai kandžiai ir visiškai neiškritę jokie pieniniai dantys, tačiau pačiame gale už pieninių antrųjų krūminių dantų pradeda dygti pirmieji pastovieji dantys. Tai čia tokia dantų grupė, kurie vienu laiku formuojasi ir kartu išdygsta. Po to keičiasi jau šoniniai centriniai kandžiai apatiniame žandikaulyje, po to viršutiniai, centriniai ir šoniniai kandžiai ir taip dantys turi savo eiliškumą. Paprastai visi pastovieji dantys vaikams jau išdygsta apie 12 metus. Tai labai individualu, paprastai gali būti taip, kad netgi ateina vaikučiai, kada jau pradėjęs dygti nuolatinis dantukas, tačiau pieninis dar nėra iškritęs. Tai dažniausiai būna turbūt, kad apatinių, centrinių ir šoninių kandžių problema. Viršutiniai priekiniai dantukai dažnai būna, kad pieninis iškrenta, tačiau reikia truputėlį palaukti, kol išdygsta jau pastovusis dantukas. Sakyčiau, kad turbūt priešingai yra. Tikrai vaikučiams pieniniai dantukai dygsta kur kas sudėtingiau, jie tikrai daugiau ir neramus būna, ir skausmą patiria. Nuolatiniai dantys tokių nepatogumų tikrai stiprių nesukelia. Galbūt ir gali būti kažkoksai, bet paprastai nusiskundimų nėra. Pieniniai dantukai tikrai sunkiai dygsta ir tėveliams ir kūdikėliams yra nemažas iššūkis. Juos reikia prižiūrėti, kad jie nesugestų. Ir kodėl pieniniai dantys svarbus sveiki pieniniai dantys? Tai pirmiausiai, kad yra labai svarbu, kad vaikas nekęstų skausmo. Nes kiekvienas sugedęs dantis, jisai tikrai yra nepatogumas ir skausmas. Kada vaikas dėl skausmo negali valgyti, negali naktį miegoti, jisai paprasčiausiai nesivysto. Taigi yra viena labai svarbi priežastis, kad jeigu vaikas turi sugedusius dantis, kurie vėliau sukelia skausmą ir nepatogumus, paprasčiausiai gali sutrikti ir vaiko bendrinis vystymasis. Tai manyčiau pats svarbiausias argumentas. Antra dalis dar turbūt, kad irgi būtų svarbu, tai estetinis vaizdas. Ir tėveliams, ir vaikams tikrai labai svarbu, kad vaikučių būtų gražūs, balti, sveiki dantukai. Trečioji priežastis, dėl ko mes privalome prižiūrėti pieninius dantis, kad jie būtų sveiki, tai jie yra kaip ir natūralus tarpo palaikytojas dygstant pastoviesiems dantukams. Jeigu per anksti pašalintas pieninis dantukas, jisai tikrai gali vėliau sumažėti tarpo ir netaisyklingai išdygti pastovusis. Tai čia dar viena priežastis. Vėlgi, jeigu yra sugedę ir negydyti pieniniai dantys, infekcija, kuri dėl įvykusios danties nervo nekrozės jau per pieninio danties šaknies viršūnę gali pažeisti nuolatinio danties užuomazgą ir jį pažeisti. Ir vėliau tada mes galime vėliau jau bedygstant nuolatiniams dantims, išdygus nuolatiniams dantims pamatyti, kad jie turi formavimosi sutrikimų. Tai irgi yra kaip ir pažeidimas jau nebesaugant pastoviųjų dantų. Dar vienas aspektas yra tai, kad jeigu yra tikrai infekcija pieniniuose dantyse, negydytose pieniniuose dantyse, tai gali sąlygoti ir bendrinių susirgimų, būti kaip ir rizikos veiksnys. Taigi, burnos sveikata nėra atsiejama nuo bendrosios sveikatos ir nesvarbu, ar tai pieniniai, ar nuolatiniai dantis, ta sąsaja yra ir jinai tikrai yra be galo svarbi tiek vaikams, tiek ir suaugusiems. Taigi, būtina saugoti ir išsaugoti, kad pieniniai dantukai būtų sveiki, kol jie pasikeis nuolatiniais.
žinoma, dantys sugenda, tai yra priežastis pakankamai aiškios ir suprantamos, kad tai yra elgesinė liga. Tai yra, kad dantys nėra nuvalyti ir su maistu mes gauname labai daug angliavandenių, tiksliau vaikai gauna daug angliavandenių ir dėl to iš mikroorganizmai esantis dantų apnašuose iš cukraus ir iš angliavandenių gamina rūgštis ir tos rūgštys neigiamai veikia danties kietuosius audinius. Tai turbūt, kad vienas dantis, jeigu vienas yra sugedęs, tai ar būtinai, kad burnoje turėtų būti ir keletas daugiau sugedusių dantų, tai tokios taisyklės nėra, nes jeigu dantis yra gerai nuvalyti, tai jie tikrai nesugės. O ta prasme, kad prižiūrėti juos sėkmingai, tai yra tikrai labai paprastos ir aiškios taisyklės, mes turbūt vėliau truputėlį pakalbėsime. O kaip ir minėjau, dėl bendrinių susirgimų ar dėl poveikio pastoviesiems dantims, tai yra, jeigu jau yra negydyti pieniniai dantys ir procesas yra toli pažengęs, kada jau susiformuoja pūlingas procesas, kuris gali infekcija patekti į pastoviojo danties užuomazgą ir vėliau sutrikdyti formavimąsi, o dėl bendrinių susirgimų tai irgi yra tokia problema, kad vėliau gali sąlygoti ir kitus bendrinius susirgimus. Mūsų pacientų amžius turbūt pats jauniausias yra buvęs metų ir 2 mėnesių, tai čia jau tikrai sudėtinga situacija ir žinoma diagnozė buvo tas vadinamasis buteliuko kariesas, kur turbūt daugelis tėvelių yra girdėję ir žino, kas tai yra. Tai toksai susirgimas, kada tikrai vaikas pats jisai negali pasirūpinti nei savo sveikata, nei valytis dantis, nei pasirūpinti, ką jisai valgo. Tai yra tėvelių atsakomybė. Tai turbūt, kad buvęs toksai, ir tada labai turbūt, kad sudėtinga, bet priklausomai nuo tėvelių supratingumo, nuo jų sąmoningumo ir pasiryžimo sustabdyti procesą, dažniausiai būna ir sėkmingų atvejų. Daugiau turbūt, kad galbūt aš galėčiau tokį atvejį, dėl ko svarbus estetinis vaizdas vaikam ir galbūt jie ne visada pasako, galbūt tėvams ne visada, bet tarkime, ar tai darželyje, ar pradėjus eiti į mokyklą, jie turbūt, kad irgi jaučiasi, kad jų dantukai nėra balti, nėra gražus ir jiems tai yra problema ir tai buvęs mano atvejis toksai, kad pacientas, kuris jau pas mane atėjo 3 metų ir iš tikrųjų buvo sudėtinga problema, kad jisai buvo netekęs priekinių dantų, vainikai buvo tokie jau aptrupėję, tikrai patamsėję, tikrai estetiškai negražus vaizdas ir mes kažkaip tai jisai jau kaip augo, būdamas 4-5 metų, galbūt mama pradėjo rūpintis, kad galbūt galima būtų kažkaip tai tuos dantukus ar juos plombuoti, ar galbūt pašalinti, jeigu jie tikrai tokie jau yra greitai pasikeis pastoviaisiais. Tačiau pacientas griežtai atsisakė ir jisai šito visiškai nesutiko ir pradėjo eiti į mokyklą ir vieną dieną jisai ateina pas mane ir sako, aš norėčiau, kad tu man tos priekinius dantis išrautum. Ir tai buvo tikrai labai nuostabu ir man, ir mamai, tai kaip dabar visą laiką priešinosi ir aš taip tada paklausiau, tai sakau, kodėl tu jau čia taip nusprendei, kas čia tau taip atsitiko, jis sako, iš manęs mergaitės klasėje juokėsi. Tai turbūt, kad būtų toksai vienas iš svarbių dalykų, kad estetika vaikam labai svarbi, tik tai galbūt jie ne visada pasako. Tai turbūt tokie būtų keletas kaip ir atvejų iš darbo mūsų. Taip, dažniausiai ir turbūt, kad mes kaip ir kalbame apie tą vadinamąjį buteliuko kariesą, kur yra turbūt, kad ir tas pavadinimas toksai užkoduotas, kad ką vaikas geria, ką jisai valgo ir ypatingai ką geria nakties metu, ką vaikas geria, kada norėtų atsigerti. Ir kadangi tai yra tikrai pakankamai jauname amžiuje vaikams iki 4-5 metų tas ankstyvasis vaikų dantų ėduonis išsivysto. Ir tai dažniausiai būna tikrai pažeista daug dantų, problemos didelės, vaikams dažnai yra sudėtinga dar turbūt ir kabinete būti ir susitarti. Dėl to ta profilaktika šito buteliuko karieso ypatingai yra labai labai svarbi. Ir čia turbūt, kad didžiausia informacija norėtųsi pasakyti tėveliams. Yra keletas tų tokių paprastų, labai elementarių patarimų ir jie tikrai yra patys puikiausi savo vaikų gydytojai.
tokia problema, dažniausiai turbūt, kad į kliniką, kada kreipiasi tėvai, tai jie jau būna, kaip jie nori, kad vaikui dantis būtų sugydyti, tačiau turbūt, kad yra kita problema, kad jie dar vis mano, kad gydytojas tai yra tas žmogus, kuris užplombuos dantis ir jiems daugiau tikrai nieko nereikės daryti ir viskas bus labai puiku ir kad tai nėra tėvų atsakomybė, kad vaiko dantis būtų išsaugoti arba bent jau tas prasidėjęs dantų gedimas sustabdytas. Šiuo metu tikrai yra toks taikomas neoperacinis dantų ėduonies gydymo metodas, kada iš tikrųjų dantis nėra griežiami, taikomos įvairios profilaktinės priemonės, bet tai yra reikalinga didžiulės tėvų pastangos, supratimas ir turbūt, kad dar vis yra tokia nuomonė, kad jeigu yra vaiko sugedę dantis, tai čia gal ir nėra nieko labai blogai, kaip ir sugedę dantis, tai kaip ir nieko. Tačiau aš manyčiau, kad tikrai mūsų visuomenėje turėtų pasikeisti tą nuomonę, kad sugedę vaiko dantis tai jau yra blogai ir tai yra problema, kurią reikia tikrai spręsti ir kad tėveliai suprastų, kad tai didesnė dalimi yra jų atsakomybė ir jų, tarkime, rūpestis, kad vaikas augtų su sveikais dantimis. Pirmiausia, tai turbūt, kad pati pagrindinė burnos higienos priemonė yra dantų šepetėlis. Ir dantis būtina pradėti valyti pirmam dantukui išdygus. Suprantu, kad galbūt kitą kartą būna tokių argumentų, kad vaikui nepatinka, nesileidžia ir taip tiesiog, bet aš manau, kad tai yra įpročio ugdymas ir kuo anksčiau pradėjus, yra tikrai tokių pavyzdžių, vaikai, kuriems tėveliai pradeda valyti nuo 6 mėnesių ir išdygus pirmam dantukui, jie būdami jau 2 metų puikiai išsižioja ir labai puikiai leidžia išvalyti visus dantukus. Tai minkštas dantų šepetėlis, dantų pasta su atitinkamu fluoridų kiekiu yra pagrindinė higienos priemonė, kur 2 kartus per dieną tėvelių atsakomybė ir jų turbūt, kad prievolė valyti vaikučiams dantukus. Ir kada pirmas dantukas išdygsta, nedelsiant pradedama valyti. Ir čia pagrindinė taisyklė. Dėl mitybos, kaip ir minėjau, kad vienas iš tokių patarimų būtų dėl saldžių gėrimų, kad vaikų įprotis, norint atsigerti, gerti paprastą vandenį, tai irgi yra vienas iš išugdomų įgūdžių. Ir čia turbūt irgi tėvelių atsakomybė ir tėvelių rūpestis, kad vaikai norėdami atsigerti, gertų paprastą vandenuką. Toliau, kaip minėjau, jeigu naktį yra irgi kūdikėliai maitinami ir vaikučiai jau vyresni negu metų ar 1,5 metų, jeigu jie užmiega su buteliuku, kuriame yra saldus gėrimas, tai vėlgi yra didžiulė rizika, kad dantis bus daug greičiau pažeisti ėduonies, nei jeigu jau atsigertų tik tai paprastą vandenuką. Žinoma, toliau mityboje vėlgi, kuo mažiau cukraus, kuo mažiau produktų, kuriuose yra daug angliavandenių ir kad būtų tikrai reguliuojamas nedažnas užkandžiavimas, o tikrai paskaičiuojama, kad būtų 3 pagrindiniai valgiai per dieną, gali būti 2 nedideli užkandžiai, bet vėlgi kontroliuojant ir prižiūrint, kiek yra cukraus su tais produktais ar su tuo maistu mūsų vaikai gauna. Tikrai noriu dar kartą priminti, kad vaikai yra per maži pasirūpinti savo burnos sveikata. Tai yra tik tai tėvelių atsakomybė ir siekiamybė, kad vaikas augtų ir turėtų visus sveikus dantis, tiek pieninius, tiek pastoviuosius. Iki 80 metų tėvai valo dantis, iki 8 būtinai, 10 metų jau galima iki 10 taip, o šiaip dar patarimas yra, kad iki 12 metų amžiaus dar turėtų tiesiog irgi patikrinti, pakontroliuoti, kaip vaikui sekasi išvalyti dantis. Bet tėvų atsakomybė iki 80 metų vaikams išvalyti dantis, nes vaikai, jie kaip ir turi turėti savo dantų šepetuką, patys bandyti valyti dantukus, tačiau
jie, kad ir labai puikiai stengiasi, jie dar negali kokybiškai išvalyti. Tai jeigu jie turi puikius įgūdžius suformuotus, tai nuo 12 metų jiems jau susiformuos ir tie pakankami geri judesiai ir jie tikrai puikiai galės toliau patys savarankiškai valyti. Bet iki to laiko tai yra tėvų atsakomybė ir jų turbūt, kad prievolė, sakyčiau, kad valyti vaikams dantis 2 kartus per dieną. Galima ir pieniniams, bet turbūt, kad dažniau ir daugiau plačiau yra taikoma pastoviesiems dantims. Ir tai yra silantas, tai yra tokia profilaktinė, kaip ir pagalbinė priemonė. Tai nėra medikamentas. Tai yra priemonė, kuria yra padengiamas naujai išdygusių pirmųjų krūminių dantų vagelės ir duobelės. Kadangi išdygusio danties paviršius, kaip ir visų dantų paviršiai, yra nelygus, gausu ir duobelių ir vagelių, kuriuose labai greitai ir gausiai kaupiasi apnašos. Taigi tos vagelės ir duobelės, kada jos yra padengtos silantu, tai yra kur kas lengviau tada nuvalyti lygesnį danties kramtomąjį paviršių. Žinoma, silantai yra tikrai gera profilaktinė medžiaga, tačiau galima vėlgi spręsti individualiai. Ar tikrai tiem vaikam reikia, jeigu jie užaugo su sveikais pieniniais dantimis, jeigu tėveliai tikrai gerai kokybiškai puikiai valo, galbūt galima ir spręsti kitaip, nes yra ir klinikinių tyrimų, kuriais yra įrodyta, kad geras, tikrai labai geras kokybiškas dantų valymas, jisai irgi yra puikiai lygiai taip pat išsaugo dantis sveikus, tačiau ta nuomonė galbūt vyrauja, kad jeigu dantis padengiame silantais, tai jų nereikia valyti, jų nereikia taip gerai prižiūrėti, tai tikrai yra neteisinga. Silantas yra pagalbinė priemonė, kaip gerai nuvalyti naujai dygstančius dantis. Silantuose yra, tarkime, jeigu naudojamas stiklo ionomerinio cemento silantas, tai tame silante yra irgi fluoro dažnai, kuris sutvirtina ir teigiamai veikia be dygstančio danties tuos dar nėra pilnai mineralizuotus audinius. Mūsų tikslas yra išsaugoti sveikus pieninius dantis. Ir kaip mes šiandieną ir kalbėjome, tos profilaktikos priemonės, jos yra tikrai labai paprastos ir elementarios. Kokybiškas geras dantų valymas su atitinkama kiekį fluoridų turinčia dantų pasta, reguliarus apsilankymas pas gydytoją, kad galima būtų ir įvertinti vaiko būklę ir pasitarti dėl mitybos, dėl taisyklingo ir gero valymo. Tai yra tos tikrai paprastos elementarios profilaktikos priemonės. Ir manyčiau, kad tai ir būtų mūsų siekiamybė, kad pas mus ir turbūt kitose klinikose, kada ateina vaikučiai, būdami maži, yra jau problemų ir tėveliai sako, žinot, sugedo tie dantis kažkaip, tai nežinau kodėl, kaip čia taip atsitiko, nuvedėm pas gydytoją, ten išgąsdino ir viskas, dabar jisai čia jinai daugiau nebeišsižioja ir mes nieko nebegalime toliau padaryti. Ir tai jau yra problema. O jeigu tas vaikutis eina visą laiką pas gydytoją profilaktiniam patikrinimui, kada jo dantys sveiki, tai aš manau, kad tikrai smagu ir odontologiniai kėdėjai pasisupti ir su instrumentais susipažinti, ir vėją, ir vandenį papūsti, žodžiu, jie ten tikrai labai daug turi ką veikti ir daug įdomių dalykų ir pamatyti. Tai jeigu tokių vaikai eina kaip į pramogą su sveikais dantimis, tai aš manau, kad tas vizitas pas gydytoją yra visiškai priešingas emocijas keliantis ir vaikam, ir tėvam. Tai va dėl to ir reikalinga profilaktika, kad vaikų būtų su burnos sveikata susijusi gera gyvenimo kokybė, kas tikrai yra daug tyrimų daroma ir labai daug kalbama, kokią įtaką burnos sveikata daro žmonių gyvenimo kokybei. Tai mes ir turime garantuoti, kad mūsų vaikų gyvenimo kokybė būtų puiki ir išsaugant sveikus dantis.